Okay, puiku. Gerai. Tai labas vakaras visi. Ačiū, kad prisijungėte. Kiek čia mes turime dalyvių, kurie mokosi, kurie domisi naujoje mentalinės aritmetikos sezonu. Labai noriu pasigirti. Mano vardas Audrius Bružas. Esu mokyklos vadovas ir mes jau turėsime 9 sezoną. Tai vat. Ir dar labai noriu pasigirti, kad visos mokytojos, kurios dirba su manim, tai jos irgi, nu ne visos, bet bent jau šios, kurios yra su mumis kartu, tai jos irgi kartu švęs 9 sezoną. Taip kad labai aš ačiū tiek Marytei, tiek Brigitai, kad tiek metų mes esame kartu. Ir trumpai, trumpai turbūt reikėtų O, čia galim rašyti į čatą, jeigu nesunku, parašykit vienetukus, kas pirmą kartą mentalinį aritmetikoje ir dviejetukus, kas jau lankėte pas mumis, kad vat, mes žinotume, kaip čia nais vat, vesti pokalbį. Gerai. Va. Dviejetukas, dviejetukas, vienetukas, dviejetukas, vienetukas, puiku. Gerai. Kažkokią informaciją turime, tai dabar taip, trumpai. Trumpai apie patį mūsų visą būrelį, kas jumis domina ir kas tai yra mentalinė aritmetika. Nu, išvertus į lietuvių kalbą, tai labai paprastas žodis, mental tai yra mintise. Ir reikėtų, kaip viskas prasidėjo. Tai viskas prasidėjo labai, jau beveik bus 100 metų, kai japonai paėmė kiniečių skaitliukus. Huanpanis vadinosi. Jie truputį buvo kitokie negu va šitie, va, kur jūs turite va, dabar, nu, ar turėsite. Truputį supaprastino ir padarė metodiką. Metodika, kuri privaloma Japonijoje mokytis 4 metus. Ir jos principas yra labai paprastas, kad smulkiosios motorikos dėka, tai yra, kai vaikai savo pirštais stumdo tas sagutes, nu, vaikai čia turi šitus mažiukus skaitliukus. Taip. Tai tokiu būdu jie aktyvuoja savo neuronų jungtis galvoje. Ir tai jie daro tiek kairę, tiek dešinę ranką, visiškai nesvarbu. Ir ko pasiekoje, pavadinkime taip, aktyvuojasi neuronų jungtis. Ir mes visi puikiai žinom, kad vat, kairė ranka, tai dešinys smegenų pusrutulis atsakingas už kūrybą, susikaupimą, dėmesingumą, ko nu, mokykloje nemoko. Mokykloje moko tik tai valdyti vieną ranką. Ir ne veltui, va tie japonai, kaip sakyt, neišėmė iš mokyklos programų a, šitos skaičiavimo metodikos. Ten jie ne tai tik tai, kad ten mokosi sudėti atimti, bet mokosi taip pat dalybos, daugybos, sinusus, tangentus ir netraukia kvadratinę šaknį. Tai yra pakankamai tikrai rimtas dalykas ir kokio gyvenimo lygio yra Japonija, nu, arba koks jos BVP. Tai mes puikiai žinome, kokius jie sugeba sukurti automobilius, mašinus ir kaip tenais tokiam mieste kaip Vilnius išgyvena, vietoj nepam, 10 ar 15 milijonų gyventojų. Kiek reikia visko sugalvoti. Ir 1990 metais, kai buvo išraštas elektroninis kalkuliatorius, nu paprasta skaičiavimo mašinėlė, ne? Tai va šita metodika paplito Azijos šalyse, nes visi pradėjo greitai pirkti licenzijas, ten franšizės ir visą kitą, daryti olimpiadas ir mokyti, nes pastebėjo, kad šiuolaikinės technologijos, nu ir tie patys mūsų kompiuteriai, planšetės, nevysto taip mūsų smulkiosios motorikos, kaip konkretus, pavadinkime, fizinis veiksmas. Ir jeigu jūs domėjotės tiek Montessori, tiek Waldorfo ugdymo metodika, tai tenais irgi viskas remiasi labai smulkia motorika. Tai trumpai apie šitą taip. Dabar taip, vaikai ne tik tai, kad stumdo fiziškai, sakykime, tas sagutes, dabar pasakysiu, kuo mes skiriamės dar truputį nuo kitų mokyklų, pas mus yra dar audio diktantai, kurie klauso ir ta skaičiavimo programėlė tai yra vizualas, kaip bėga skaičiai. O mūsų greitas skaičiavimas mintinai tai yra tik tai kaip liniuotė, kuri pamatuoja, pavadinkime, vaiko pasiekimus. Nors jūsų vaikui gali tai pasireikšti labai įvairiai.
nu, tokių mes istorijų per tiek laiko girdėjome nemažai, kad ir anglų kalbos žodžiai, ir eilėraščiai mintinai, ir diktantai, kaip sakyt, traiškomos kaip saulėgrąžos. Ir tai va trumpai pristačiau apie pačią metodiką ir ką mes darom. Tai gerai. Dabar trumpai, kas įeina į tą mūsų mokymo, mokymo, nežinau, metodiką, pavadinkime tai gerai. Tai vaikai turi savo skaitliukus, su kuriais skaičiuoja tiek pamokoje, tiek namuose. Nu, kai kurie labai greitai padaro viską mokykloje ar tenais, tai namų darbų nedaro, nors tas už tai, kad jie ir tą darytų. Joje yra standartiniai apšilimai, nu, kad nesvarbu kokią temą eina, mes darom standartinius apšilimus. Yra temos apšilimai, nu, ten, pavyzdžiui, mokomės +5 ar tenais minus kažkokį skaičių. Tai va, yra sprendžiamos užduotis, rašomi diktantai ir papildomos užduotėlės, kurie ten įvairios lavinamos, kurios mes surenkame nu, iš įvairių surenkam, sakykime, žinių šaltinių ir šie metai turėsime netgi naujas pratybas. Nu, sakykime, įdomesnės, naujesnės ir gražesnės. Ir taip pat skaičiuoja, prisijungia prie online treniruoklių. Gerai, tai tada klausimai. Kas liečia metodiką? Ne laikus, ne nieko, bet patį, kaip mes mokom. Arba gal pradžiai nori mane papildyti, Marytė ar Brigita. Kad viskas labai puikiai išdėstyta yra, tai Gerai. Tėveliai gal turi klausimų? Tiesiog va, vaikai turi įsivaizduoti, uždedam vieną sagutę užsimerkti ir matyti tokį, kad tai vienas ten, kad tai trys sagutės, kad tai skaičius trys. Jie tiesiog turi vaizduotę pamatyti tuos skaičius. Nu, Teisingai. lavinama tokia Taip, ašgi vaizduotė. nepasakiau pagrindinio dalyko. Taip, kam tie skaitliukai reikalingi? Nes, žiūrėkite, Ir liečia pirštukais ir dešinė ranka skaičiuoja vienetus, kairė ranka skaičiuoja dešimtis. Abiem rankom jie turi skaičiuoti. Ir yra pakėlimas tų sagučių, tai, kad skaičius vienas, rodomuoju nuleidi, skaičius du, skaičius trys, na, tokie judesiai. Ir dar visada prieš pamoką darom pirštų mankštelės, kurios irgi lavina mūsų smegenis ir užduotėlės būna prieš pamokėlę apšilimui, o paskiau pradedam tą mūsų pamokėlę. jo, tai aš nepasakiau pagrindinio sakinio, kuris vadinasi taip. Vaikai skaičiuoja vaizdiniais. Ne skaičiais, o vaizdiniais. Nu, pavyzdžiui, 3 tai yra skaičiai ir jį įsivaizduoti galvoje yra pakankamai, nu, taip. Jeigu 3 tai gal nieko, bet jeigu 33 tai sunku. O kai tu įsivaizduoji 3 sagutes, tai jau yra daiktas, kurį tu gali įsivaizduoti. Ir jeigu 33, tai reiškia, 3 sagutės yra kur dešimtys, 3 sagutės yra kur vienetai. Ir paskui vat, ir gaunasi tokie vat, įdomus mūsų akiai neįprasti skaičiai, kad atrodo sudėti tiek ir atimti, tai yra nu, kažkas tai iš kosminio pasaulio. Bet tai viskas yra tik tai, kaip aš sakau, viskas yra disciplina. Norint, kad kažką tai gauti, reikia turėti, įdėti tam pastangų. Dėl to mes tengiame savo pamokose atlikti iki 100 veiksmų. Nu, bent jau tokia užduotis metodinė mokytojams, kad per pamoką sugebėtų ir vaikus nuraminti, ir sudiktuoti tai, ką reikia, ir vaikai atlikti 100 užduočių. Gerai, toliau. Tai klausimai kokie turbūt? Ar yra, ar nėra? Jeigu nėra klausimų, mes iškart perėsim prie registracijos. Ar dar kažko tai? Ai, ne, tai ne prie registracijos, prie naujovių. Tai aktualu bus ne tik tai tie, kas čionais, bet tie, kas ir nėra. Kokios naujovės pas mus šiais metais? Nuo kokių pradėti?
Naujovė bus tokia, kad bus, nu, kaip žinote, mes mokome savo centre Vilniuje ir mokyklose. Mokyklose Kaune ir Vilniuje ir galbūt šiemet bus taip pat mokyklose Klaipėdoje, Šiauliuose, gal net ir Panevėžyje. Tikėtina, kad tenais irgi sustartuosime. E, Visose mokyklose, kuriuose buvo užsiėmimai pernai, tai jie taip pat, nu, ten 90% suderinta, kad bus tikėtina ir šiemet. O nuotoliu, taip, tai lygiai taip pat ir nuotoliu. Iš tų grupių, kurios pernai mes turėjom nuotoliu 3 grupės, tai viena grupė bus formuojama pažengusių, laikai bus, nu, standartiniai. Nežinote, nuotoliu yra 2 laikai, ne vienas, nes šiaip užsiėmimai vyksta mokyklose 1 kartą į savaitę, tai pusantros valandos, o nuotoliu būna 2 užsiėmimai po 45 minutės. Tai arba būna pirmadienis, trečiadienis, arba antradienis, ketvirtadienis. Tai ir iš čia vat yra viena grupė nuo 6, kita grupė nuo 5 valandos, nuo 17. Tai reiškia, viena grupė bus formuojama jau pažengusių vaikų iš tų 3 grupių, ką mes turėjom, o likusios bus, nu, tie, kas nori susipažinti. Taip pat bus naujiena šiemet. Antradieniais nuo 18 valandos bus nuotolių grupė, kuri vyresniems vaikams pažengus, nu, nepažengusiam, bet vyresniems apskritai, kurie skaičiuos jau rimtesnius dalykus. Sakykime, ims trečias pratybas ir taip. Ja rekomenduojame vaikams ten 8, 9 ir vyresnės klasės. Kas dar? Kokios dar naujienos, Brigita? Va, pagrindinė naujiena turbūt taip, kad mes šiemet vėl pagaliau pasitvirtinom NVS krepšelį. Nu, programą akreditavo ir dabar iki rugsėjo 1 jie ten svarsto finansavimą. Tai tikimės, kad visose miestuose, kur mes pateikėm tą finansavimą, irgi gausime ir tai bus galima ženkliai sumažinti būrelio kainą. Dabar kas antras dalykas? Antras dalykas. Ai, tai žadėjau apie dovanas ir nuolaidas. Tai dabar nuolaidos ir dovanos tokie. Tie tėveliai, kurie užregistruos ir pasirašys sutartį su, kad lanko mentalinę aritmetiką iki rugsėjo 15 dienos, tai jie gauna dovanų. Jeigu tai lanko pirmus metus, tai jie gauna dovanų abakusą, o tie, kurie lanko antrus metus, tai jie gauna dovanų pratybas. Tai reiškia, už juos mokėti nereikės. Tai va, tokio. Tai čia vienos nuolaidos. Toliau, dar viena naujiena, nu, dovana, pavadinkim irgi taip, kad yra galimybė netgi sutaupyti būrelio mokestį, tai yra tapti mūsų bendruomenės dalimi. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jūs galite rekomenduoti, jeigu jau tenais pasirinkote ir lankote kažkurią tai grupę, galite rekomenduoti savo draugams ar pažįstamams ir jūsų rekomendacija už vieną atvestą dalyvį, pavadinkime, yra 10% nuo jūsų mokamos kainos. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu jūsų sūnus ar dukra lanko mentalinę aritmetiką, netgi ne 10, daugiau procentų, ir jūsų kaiminė kartu su jumis pradėjo lankyti, tai ir jeigu jinai išlanko visą laiką, tai reiškia, už paskutinį mėnesį jums mokėti nereikia. Jeigu jūs atvedate 2 kaiminės, tai reiškia, už paskutinius 2 mėnesius jums mokėti nereikia. Nu, ir jeigu atvedate visas 9 kaiminės, tai faktiškai jums būrelis nieko nekainuoja. Tai reiškia, už paskutinį mėnesį, už prieš paskutinį, už dar kažką, jums būrelis nieko nekainuoja. Nu, čia aišku ypač aktualu tose mokyklose, kur mes dar nesame, bet jeigu ir jūs jau lankote, tai šita referalinė sistema, aš manau, padės mums surinkti trūkstamus vaikučius iki pilnų grupių. Nes, nu, grupės ir taip nedidelės, ten, sakykime, online iki 8 vaikų, mokyklose iki 14, centre iki 12 vaikų, tai tikrai nėra daug.
juokiasi, kad galim nemokėti. Bet vat, šiemet mes priėmėm tokį eksperimentinį sprendimą, pažiūrėsim, kaip jisai pasiteisins. Nu, aš manau, kad pasiteisins. Nes tada gaunasi, kad mes kūrėm tokią bendruomenę, tokių fanų, mentalinės aritmetikos specialistų, nespecialistų, kur beje per mūsų olimpiadą, kuri buvo pavasarį, aš buvau labai nustebęs, kad ne kai kurie tėveliai taip entuziastingai skaičiavo, kad jie net greičiau skaičiavo ir geriau negu aš. Tai aš net Brigitai sakau, tu pažiūrėk, oho, kaip rimtai tėvai atsineša į savo vaikų auklėjimą. Gerai, aš dabar atsigersiu, galite paklausti, ką nors? Gerai, tai ar turim klausimų? Aš ne nuo pradžių įsijungiau Vilniui. Priminkite dar kaip Basanavičiui, ten tie grafikai yra, bet kitaip negu mes telefonu kalbėjom. Aha, ir Kuriuo laiku bus, jeigu galit patikslinti, tiesiog praktinė kol informacija. kas turim trečiadienį 15 valandą patvirtintą. Nu, bent jau pagal sutartis. Šiaip aš iš karto atsiprašau, nes kartais būna, kad mes su mokyklos administracija suderinam vieną laiką ir viskas ten labai gerai vyksta, tačiau kaip pasižiūrim sutartis, tai ten būna visai kiti laikai. Tai va, dėl to kažkokių būna nesusipratimų, bet va, šitą stengiamės iš anksto sudėlioti ir va, konkrečiai Basanavičius tai trečiadienis 15 val. Ai, tai va, kas dar? Mm, Pirma Sveiki, pamoka. aš dar. Galima? Girdit mane? Taip, 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 taip. Aš noriu pasitikslinti dėl Ogmijos miesto pamokų pirmadieniais ir trečiadieniais 9 valandą jos būtų. O jūs jau lankėte ar ne? Jo, pernai metais lankėm pirmadieniais, paskui sujungėt. Tai į tas dvi pamokas vien tai noriu pasitikslinti, kokiu laiku šiemet būtų. Ir ar būtų, kokio amžiaus ta. Gerai, tai va Brigita atsakys, o jūsų amžiaus grupė kiek vaikui? 7 bus lapkritį. Va, tai Brigita atsakys jums šitą klausimą. Sveiki. O jūs norite išlaikyti pirmadienį, trečiadienį, kad jums liktų tos dienos? Nebūtinai, dabar kol kas dėliojamės, mums tiktų ir antradienis ir ketvirtadienis, tai kol kas dėliojamės visus būrelius. Jo, tai kadangi antrus metus lankote, tai galite ketvirtadieniais grupė būtų nuo 18:45. Nuo 18:45 būtų šitą grupę. Taip. Gerai, supratau, ačiū. Va, aš iš karto įdėsiu tokią remarką, kad tie jau tėveliai, kurie lankė, tai visi gaus laiškiuką su pasiūlymu pereiti į tolimesnę grupę, jeigu dar negavo. Jeigu tai buvo mokyklos, tai lygiai taip pat, ir jeigu tai buvo centre pas mumis. Aš dar nepasakiau vieno dalyko. Ai, tai nepasakiau, kad tie, kas nebuvo, tai tiek mokyklose, tiek mūsų centruose mes visus kviečiame atvykti ir išsibandyti pirmą pamoką nemokamai. Tam, dėl 3 priežasčių, kad jūsų vaikas susipažintų su mokytoja, susipažintų su aplinka ir galbūt tada jau po to pasiūlyti kitą grupę, nes gali būti, kad jūs registruojatės į vieną, o ten mokytoja pasiūlys į kitą grupę. Tai va dėl to labai rekomenduojame atvykti gyvai ir susibandyti. Gerai. Jo, tai Audrius gerai pasakė, tai žiūrėkit, gali būti, kad jūs į šitą grupę neateisit antradienį, ar ne, bet pasižiūrėjus mokymo lygį, kaip jums sekasi, ar ne, kaip atsimenat, gali būti, kad aš turėsiu jūs perkelt pas vyresnius, ar ne, vaikus, nes čia labai nelygų, kaip seksis iš tikrųjų. Nes labai norim sužiūrėti, kad ir būtų amžiaus tie skirtumai ir tie pajėgumai visų, kad gan vienodai eitų visi. Labas vakaras, ar jūs girdite? Taip. Girdim. Tai jūs nuspręsite, į kokią grupę vaiką paskirti, aš taip suprantu. Taip, pasiūlysite tą laiką optimaliausiai. Jums, aš jau žinau, laiką jūsų bus antradieniais 18:45. Čia bus vieną dieną ta ilga pamoka. Taip. Dar aš žiūrėjau, kad mūsų mokykloje jūsų būrelis yra. Tai aš taip suprantu, kad truputėlį jisai bus per lengvas.
Jo, būtent jau Gretai bus per lengva. Per lengva, bus vis tiek reiktų važinėti pas jūs į Verkius, į Jo, Verkių nes gatvę. jin jau gerokai pažengusi yra. Na, tai va, supratau. Tai antradienį 18:05 Taip, planuotis. Gerai, ačiū Jums. prašau. Gerai, tai Brigita, gal tada pasakyk visą outleto sąrašą? Tai būreliai vyksta pirmadieniais, trečiadieniais 18 val. Nauja visiškai grupė yra tada 18:45 yra pažengusiojo grupė. Toliau, antradienis, ketvirtadienis nuo 18 val. Yra visiškai nauja grupė. Dar žiūrėsim amžių, kaip bus, bet pagrindas bus nuo 6 iki 10, va taip metų, bet dažniausiai būna nuo 6 iki 8, va taip ateina pas mus. Toliau, dar viena grupė bus tai pažengusiųjų antradieniais 1,5 valandos nuo 18:45. Tada ketvirtadieniais bus dar viena pažengusi grupė nuo 18:05. Ir turime penktadienį grupę vieną. Tai visiškai nauja grupė bus nuo 18 valandos iki 19:30. Viena savaitinė pamoka. 1,5 valandos. Toliau šeštadienis pažengusiųjų grupė jau yra nuo 9:30 iki 11. Toliau mažesnių grupė, tai ten 5-mečiai, 6-mečiai, 7-mečiai gali dar būti. Tai nuo 11:15 iki 12:45. Toliau ir dar trečia grupė, jau vyresni, nuo 7 metų. Aišku, gali būti ir 6-metis, bet priklauso, kaip jam sekasi, ar jau moka skaičius rašyti tvarkingai, viską skaičiuoti, plius minus. Tai galima priimti ir 6-metį. Tai nuo 13 valandos iki 15:30. Tai vad būtų šeštadieninės grupės 3. Okay. Gerai, Ir gerai. viskas. Ačiū, Brigita. Tai va. Ai, dar ką reikėtų pasakyti? Tai čia prie tos referalinės nuolaidos ir visos sistemos. Atsiprašau, online čia irgi buvo, ar čia buvo tik tais tos, kur fiziškai atvykti? Čia visos gyvai kol kas, kurias Fiziškai? pranešiau. Online, jeigu tai grupės online dažniausiai tokie standartiniai laikai yra, kad pirmadienis, trečiadienis nuo 18 arba 17 valandos, arba lygiai taip pat antradienis, ketvirtadienis. Ir vat vieną laiką iš jų skirsime antramečiams, jeigu jūs esate antramečiai. Taip, mes būtume 2 metais ir kol kas tai tiek vienas, tiek kitas variantas tiktų, gal antras, ketvirtadienis labiau. Super, labai gerai. Tai va, jau kitą savaitę išsiųsime jums pakvietimus užsirašyti į grupės. Registracija šiemet bus pilnai daroma per Champion sistemą, kas yra, nu, ten Champion.lt ar mano dienynas.lt, jeigu ten įvedus mentalinę aritmetiką, meta mūsų įmonė, kuri jinai paskelbta ir visos mokyklos yra matomos. Tik tai dar, aš nesuvedžiau online ir mūsų centro tenais reikia perkelti, kad matytume ir laikus, ir grupės, kokios tenais bus. Bet jau čia šiandien ryt jau bus viskas padaryta. Gerai, tai toliau. Kas toliau? Toliau klausimai kokie? Nu, drąsiau. Nuo kada prasideda dabar pamokos? Ne rugsėjo 1, taip suprantu. Ne, nuo rugsėjo kažkur 15, jeigu ten pirmadienis 18 diena. Vat. Dėl to ir siūlau tas nuolaidas, kad iki rugsėjo 15 dienos, jeigu nenorite mokėti už abakus arba pratybas, tai tada būtinai ten užpildyti tą registravimo anketą. Ačiū, man reikės atsijungti, bet mes būtinai užsiregistruosim. Tai labai dėkoju. Gerai, ačiū. Aš dar turiu klausimą, jeigu galima. Dėl tų pažengusių grupės, kaip jau Brigita minėjo, kad galima ketvirtadieniais dukrai mano kur lankė, tai bet jeigu aš užsiregistruosiu iki rugsėjo 15, ir jeigu ten pamatysit, kad, nežinau, antradienį į kitą grupę, tai tada tiesiog persikelsim ir viskas, ar ne? Teisingai aš supratau jūs?
Taip, taip, jūs galėsit persikelt, nieko tokio. Tik tai nuo antradienį ir ketvirtadienį, tai ten yra po 1,5 valandos tos ilgos pamokos. Yra antradieniai yra jau ten trečius metus vaikai mokysis jau, o jūs dabar mokysitės antrus metus. Taip, Taip? Tai jums grupė būtų ketvirtadieniais, nuo 18:05 iki 20:15. Supratau, gerai. Ačiū. Aš irgi tada turiu atsijungti, tai kitą savaitę gausim visą informaciją, kaip prisijungti. Tai ačiū labai tada ir gerą vakarą. Visą. Gerai. Sakykite, turiu klausimą, o 12 metų mergaitė į pradedančiųjų grupę, ar bus tokio amžiaus grupė formuojama, ar jie nesvarbu ten pagal amžių? Čia Pirmi metai būtų. gyvai Mums norite? nuotoliu, ne nuotoliu. Tai va, tai Mes gal aš neaiškiai pasakiau, bet tokius vat vyresnius vaikučius, tai vat antradieniais nuo 18 valandos ir jie 1,5 valandos bus užsiėmimai. Mhm, Vieną kartą savaitėje. mhm. Tiktų į pradedančiųjų, ne vieną Jo, kartą jo. per savaitę. Ten pradedančiųjų, bet ten vyresni vaikai, sakykim, tai va. Mhm, mhm. Tai gerai tada. Antradieniais nuo 18. Jo. Puiku. Ačiū. Tai va, tai jeigu norite gauti abakusą, reikia greičiau registruotis. Nu, dar nėra kur registruotis, bet aš jau rytoj padarysiu, kur Gerai. registruotis. Tai va, gerai. Ir dar vienas klausimas, o nuotoliu pagal krepšelio tas lėšas irgi galima, ar čia tik gyvai, kur eina į mokyklą? Žiūrėk, kaip ir atsakymas turbūt būtų ne. Nes nuotoliu reikia nacionalinio ligmens, o nacionalinio ligmens patvirtinti programos kažkodėl tai man nepavyko, bet tą darysime iki spalio 1, kad nuo sausio mėnesio būtų tas krepšelis. Nežinau, kodėl pavyko tą, o tą nepavyko. Tai va, bet žingsnius darome, kad nuotoliu irgi galima būtų gauti tą krepšelį. Gerai, ačiū. Kažką norėjau sakyti, nusimušiau. O dabar tie vaikai, kurie antramečius aš kaip turėjau, va matau Gustas ir tėje antramečiai, tai koks laikas jiems bus pasiūlytas? Tai nežinau, Marytė, sėsim ir pasiūlysim, kiek yra naujokų, kiek yra tų. Tai arba pirmadienis, trečiadienis, arba antradienis, ketvirtadienis, kaip visada. Kaip visada. Gerai. Aha, čia Gustas, kuris lankė, ne? Taip, čia Gustas, kuris lankė. Super, žiūrėkite, tai aš kaip tik norėjau pakalbinti Gusto mamą. Labai paprastą klausimą. Kodėl jūs nusprendėt ir toliau lankyti? Nes tie, kas pirmais metais, tai jiems turbūt bus įdomu. Ir ypač tie, kurie žiūrės įrašą. Kokius jūs pastebėjote pakeitimus? Iš tikrųjų, tai Gustas pats paprašė, kad dar vienus metus galėtų lankyti, tai čia vaikas pats sugalvojo, kad nori toliau. O kokią naudą pastebėjote? Ar kažką tai? Šiaip Gustas yra šiek tiek lėtesnis, tai jam greičiau pavyksta mokykloje su matematika suskaičiuoti. Ir atidesnis gal šiek tiek yra, nes mėgsta pasvajoti Gustas. Gerai. Gustai, gal tu pats gali pasakyti, kodėl lankai šitą būrelį? Jau to nesinori biškai geriau mokyti matematiką. Nu, šaunuolis, nu. Gerai, ačiū Gustai. Jau. Tai va, mes pastebėm tendenciją, aišku, kad kiekvienais metais vis jaunesni vaikai ateina, nors man pačiam labai, labai apmaudu, kad mes nesugebam surinkti vyresnių vaikų. Tai va, gal prasidės mūsų kažkoks naujas sezonas, va, nuo 12 metų ar dar kažkokių, tai nes tada, kaip sakyt, kai vaikai vyresni, tai darbas vyksta daug greičiau ir tada, didesnį kiekį gali ten atlikti veiksmų. Ir tada tas pasimato. Bet, žiūrėsim. Tikėsimės, turėsim ir dar vieną naują paslaugą vyresniems vaikams. Gerai. Klausimai? Gerai, Brigita, ko aš dar nepasakiau?
Man atrodo, jeigu jau lankysi, tai turbūt įsiriškins viskas toliau, Gerai. nes kaip ir Gerai. čia Rezumuokim. Tik tai va, aš tokį nepapasakosim. pastebėjimą turiu iš praktikos, kad tikrai vaikam po kokio gero pusmečio greičiau įsimena eilėraščius, jie atidesni, labiau susikaupę būna pamokose. Nu, tokiu atveju buvo kairiarankiai pradėjo dešinę ranką rašyti. Nu, ir vaikų tiesiog tokį susikaupimą labai lavina. O ko mokykloje, pradinėje mokykloje ypatingai reikia, kaip aplinkui vaikai juda kruta, o reikia kiekvienam savo užduotėlį atlikti. Tai va tas susikaupimas vaikam padeda. Gerai. Ačiū, Kaip Marytė, labai sako, už. paprastas dalykas, ar ne? Darom kūnai mankštą, taip, darom, sportuojam, ar ne, judam, taip pat ir smegenim, ar ne? Turim pastoviai jas mankštinti, kad galėtumėm viską atsiminti. Kuo daugiau dirba, jos tuo daugiau efektingesnės yra. Vaikam tai ypatingai, nes aš dariau bandymą su vaikais skaičiuodavau. Lygiai tą patį, ką jie. Aišku, iš pat pradžių ten žymiai greičiau ten skaičiavau. Tai dabar trečiamečiai vaikai greičiu skaičiuoja greičiau negu aš. Aš taip greit suskaičiuoti jau nebegaliu, kaip jie gali taip greit suskaičiuoti. Nes nuolatinis įdirbis, jisai, nu, labai didelės naudos duoda. Tai va, tai čia yra tik pliusas nuolatos mankštinti smegenis. Mhm. O, e, Ieva. Ieva. Tai va, ko aš nepaminėjau, kad mes dar turime ir dar vieną tokią paslaugą. Beje, Ieva gal galės papasakot, kaip jums sekasi mentalinė aritmetika savarankiškai. Vėlgi, tik vieninteliai mes turime tokią paslaugą, kur įrašytos pamokos yra į mokymo platformą ir kur tėveliai kartu su vaiku gali žiūrėti tas pamokas ir mokytis, ir eiti savo ritmu. Ir vat netgi turime Ievą, kuri gal pasakys, kaip jums sekėsi tuos metus mokytis, kiek nuėjote, kiek nenuėjot, kokie privalumai, kokie trūkumai tokio mokymosi. Super. Sveiki. Tai aš Ievos mama, Ieva į lauką išėjo, pati neatsakys mokinė. Ir iš tikrųjų, na, mums tai buvo tikrai privalumas tame, kad laikas ir, vat, kaip ir sakot, miestas, neturėjom kaip kontaktiškai tai derinti dalykų ir laikas dėl kitų vaikų, nu, daug kai asmeniškų ir, vat, kad neieškoti daugybės tų priežasčių, kodėl nepradėti. Mums tai buvo tikrai puikiai galimybė pradėti, išlaikant savo visas kitas vertybės. O sunkumai tai buvo tikrai tokie, kur mes pirmą puslapį buvo, kad darėm galbūt ir mėnesį laiko, nes vaikas mažas, mano dukrai buvo tada 5 metai. Tai va ir skaičius teko, kad mokintumėmės, aišku, vien va tas, o kaip tada, kad ir tom 2 rankom, kad mokytis, kad būtent ir su antra skaičiuoti, ir kad būtent va yra pratybos, kad būtent, va, kaip ir sakot, 100 tų žingsnių, va daugybės disciplinos to klausimo buvo. Na, o rezultatai, va, to karčių vaisių buvo labai greiti, va, ir panašiai kaip čia ar Gustas, ar kaip irgi sakė, kur net yra paprasčiausios tos iki mokyklinuko pratybėlės ir ten vat irgi įvairiausios jau tos užduotėlės, tai su paveiksliukais skaičiavimai, tai jau su skaičiais, tai dukrai labai puikiai sekėsi, jinai automatiškai rašė jau iš karto atsakymus, kur na tiesiog tikrai buvo apstulbę ir giminaičiai ir jau čia žiemą kažkur, vat, net už kelių mėnesių, tikrai greiti tokie buvo apčiuopiamas net rezultatas. Ir tas, kad vat, ir dabar gali eiti gatve ir vat, sakyti irgi skaičius, tiesiog autobusu važiavom, tai vat, toks labai tampa irgi toks užsiėmimas, kur vat, gali, žinai, kokios daugmaž kokie dabar skaičiai, ką gali paklausti ir jinai vat, tuos veiksmus gali atlikti ir tai yra toks puikus irgi laiko pravedimas, vaiko užimtumas, net nesvarbu, kur tu ir bebūtum. Tai vat, jo. Gerai. O kaip pavyksta, kiek kartų savaitę užsiemate?
Tai minusas čia mūsų toks, kad jo, vat, mes kraustėmės ir daug Mhm. tokių pokyčių buvo, tai mes discipliną buvom šitą kažkiek ir pametę, nes ir lygos buvo tokių įvairių dalykų, bet mes tikrai, jeigu atsisėsdavom, tai būdavo, kad mes ne kartą į savaitę mes ir kas antrą dieną arba būdavo iš eilės 2 dienas, nes būdavo, kad tarkim diktanto būdavo taip, ne tai, kad nepabaigus, bet tarkim klaidelę, kad ištaisyti. Tai ypatingai, kada pradėdavo, tai labai, labai dar ir dar vis norėdavo daryti. Vat gal kaip ir sako, kažkaip vaikai to užsikrečia, ar kaip pasakyti, nu toks labai tampa imlus labai dalykas ir vat jeigu kažko pasidaro, kad vargserga ar dar ką, kažkaip pasidaro pertraukėlę, o po to, nu, iš tikrųjų vėl taip vat dažnas būna vėl prisėdimas. Super. Ačiū Ieva labai. Tai va, tai labai gerai, kad prisiminiau, kad mes tokią paslaugą irgi turime, kuri aš tikiuosi populiarės ateityje vis labiau ir labiau, bet tas aktualu ir tiem vaikam, kurie lanko gyvus užsiėmimus, nes jeigu jūs praleidote pamokas mokykloje, tai jūs jas galite pasižiūrėti mūsų mokymo platformoje. Nemokamai. Gerai. Tai jeigu nėra klausimų, kad nebūtų ilgas video ir kad kiti galėtų pasižiūrėti visi, ko nėra šiandien, tai registruojamės iki rugsėjo 15, norėdami gauti nuolaidas, norėdami mažiau mokėti už užsiėmimus, kviečiame savo draugus ir susitiksime, kaip sakoma, klasėje. Ar online, ar gyvai. Arba šitai pamokoj, ekrane. Jo. Ir aš tikiuosi, mes kažkada turėsime ir grupę lygiai taip pat ir suaugusių, nes tai viskas labai aktualu visom amžiaus grupėje, sakykime, šitie užsiėmimai. Tai va. Gerai, jeigu klausimų neturim, tai ačiū, kad buvote kartu ir iki malonaus. Ačiū. Gerai. Visa. Visom. Visom.